Na kągi, sveiki visi. Nepasitikėsit, kur aš. Pagaliau ledas. Chebra. Atsinešiau dėžę. Grąžtas. Biški parūdijęs, bet nieko. Pagaliau ledas. Eik tu sau. Kiek laukiam laiko. Tiesiog svajonė išsipildyta šiais metais. Na va, einam. Gręžti čiapčiuką, žiūrėsim. O, draugai. Kokie 13, 10 cm, manau. Visai gerai, saugus ledas. Galima vaikščioti saugiai. Na ir ką, einam gręžti pirmų ekečių ir į žvejybą. Na va, pasiskridžiau kokius 5 eketės, man atrodo, jo. Atėjau prasimaišyti pašarą biškį. Galvoju, turiu balalaiką, turiu dzikusių užsiliukusių labai senų, galimai numirė visi. Bet reikia pabandyti, nes čia kojų ir tokių smagių kojų tai tikrai būdavo. Na va, tokia va balalaika. Paprasta, galūnė biški kitokia, nes čia buvau kažkada užsimanęs žvejot su be masalė, bet taip ir nepažvėjau, vieną kartą pabandžiau, nelabai patiko, tai galvoju pasiliksiu aš tą galūnę ant tos žvejybos. Pirmas nuleidimas. Iš karto chebra. Chebra iš karto ėmė. Tik spėjau nuleisti. Opa, turim. O, koja chebra. Žiūrėkit. Pirma kojytė gražuolė. Eik, tu savo kokia graži. Na ir va, atidarimas pagaliau. Na, pašėriau truputį iš karto. Atsidarėm. Leidžiam, kelingų gaudam, eik tu savo. Visai smagu. Pirmas nuleidimas ant balalaikos ir kibimas. Blemba chebra kaip ima. Chebra kaip ima. Nepakertu, blemba. Kaip smagu, blemba, eiktų savo. Kas čia daras, nepakertu. Turiu. Opa, raudelė. O, raudytė. Nežinau, ką dabar tiksliai darysiu su žuvim, nes tetis sodybėj turi kačių, tai gal katėms norės parvežti. Nu, aš nesuprantu. Ar aš čia žvejot nebemoku gal? Ir va, vėl kibimas. Ir iš čia galimai buvo geros kojos, nes toksai. Ir vėl va. Opa. Pagaliau. Mažytė kojytė. Gal čia šiaip tiesiog mažyčių kojyčių priplūkė. Tokios kojytės nesu pagavęs dar. Leidžiam atgalį.
Bet va su ešeriukai situacija, taip galiu sakyti, kad yra prasta. Nes, sakau, praėjau 5 sekėtės 0. Aišku, dar tos vietos tokius visai neblogus, kur anksčiau pagaudavau. O, nutrūko, blemba. Eik tu sau. Hebra eina, načert. Čia kažkas neblogo visai buvo. O, nutraukta. Ai. Nu nieko. Iš karto. Neditski. Pašarė visa nueita. Va, tokia. O Jezu. Op. Va, pasakyčiau avižėlė ir iš karto užsikabino, nes ten nesakau, oi, pašarė. Na va, dėk, mažytė. Pasakyčiau, stovi pasilieka, biški. Sakau, man atrodo, ten kažkas, kas nutraukė mano avižėlę, kažkas buvo neblogo, visai sakyčiau. Dabar truputį kitokio aš dėjau, bet jinai biški per lengva. Oho. Pagaliau žuvis. Blemba, nedidelės tos kojytės, bet bent kažkas kimba. Kita gal toliau labiau. O, turiu. O, kojytė. Tokia neditski visai, bet žuvytė. O, blem, opa. Truputį dydžiai gražėja, sakyčiau. Oho, blemba šita graži. Oha. Oha, blemba graži šita. Nu tokia, nebloga, sakyčiau visai. Va, tokia kojytė visai. Nu per delną. Op, dar viena. Tai va, draugai, skaitykim čia. Oi, nu, bėg. Satyt, neapsisprendžia. Skaitykim čia ant 2 dziko gaudau. O aš dziko tai net neturiu praktiškai. Tik raudonį. Sunku pakirs, blemba. Čia matytos mažykės kabeliuojas ir tu daryk, ką nori. Nu tai va, ką tu nori, matyt tokias ir kabeliuojas čia. Todėl man nueini daug. Dar viena nedicka. Ir va, spardas tai. Tai. Na, ateik. Na va, susiviniavau balalaiką.
Galvoju pasikeisiu į blizgutę ir eisiu dar ant ešeriukų pabandyti. Bet nežinau, kaip čia seksis. Nes kažkaip neįkibimo neturėjau spiningiukų. Tai bus įdomu pažiūrėti. Pagaliau. Eik tu sau. Chebra. Chebra. Eik tu namas. Ar jūs matot, ką aš pagaliau užprašiau? Kokį monstrą. Eik tu sau. Neblogai toksai ešeriukas. Čia jis paimti kažkaip. Va. Su savo išskėdė savo aštrius pelekus. O čia tai geras. Nu gal leidžiam gal dar bus didesnių. Tikėkimės. Va, draugai. Be kibimo. Užsėdo. Na va, nuėjo. Ešeriukas, o kaip čia. Jau paskambinau mamai, kad atvažiuotų pasimt. Tai dabar jeigu pradės kibti, tai nežinau. Aišku, nedideli tie ešeriukai, bet smagu. Ne per didžiausias dydžiais, bet vis tiek kažkas. Op, vėl turiu. Pareina. Va, Jėzu, kokie mažiukai. Va. Bet va, skaitykim, 5 valanda ir va pradėjo kibti. Ir vienu, aš čia gal tiesiog atradau būrį. Chebra, kas metimą, aš jums sakau, bet mažiukai. Aš net kibimo nejaučiu. Vėl va pareina. Nu, aš net kibimo nejaučiu, nu. Va tokie va mažiukai, ešeriukai. Aš ten neįsivaizduoju, kad ten jų daug yra. Ap. Nu va, kokie va ešeriukai. Dar kokį 10 pakėlimų padarysiu, manau, ir... Na kągi, draugai, baigiu savo video. Tikrai patiko žvejybai, iš tikrųjų. Pagavau kuojų, ešeriukų. Aišku, su ešeriukai sunkiai buvo iš pradžių, bet paskui atradau vieną vietą ir pagavau, bet aišku, tokie, bet nieko, smagiai visai, iš tikrųjų, tikrai buvo. Pasišėriau tašką, po 10 minučių atėjau, iš pirmo nuleidimo, jeigu neklystu, pagavau, reikės paskui pasižiūrėti video. Ir jo, šį savaitgalį vėl atvažiuosiu šičia, tai manau vėl filmuosiu video, gal savaitgalį kažkokį bonusiuką išeis pagauti. Tikėkimės. Ir gerai, draugai, kaip visą laiką. Iki kito.